Labą dieną. Ką, važiuojam? Važiuojam Prancūziją, čia biškelį nusnaudėm 11 valandėlių. O, Stobartas, kur sustojęs. Pizdės nieko nesimato. Ką, lekiam? Kuo arčiau Prancūzijos, to daugiau baltuoja laukai. Dabar važiuojam pro Liuksemburgą. Kažkaip nežinau. Nežinau, kad tokia šalis yra. Žinau, kad Liuksemburgas yra Vokietijos miestas. Karoči. Nesvarbu. Tai va. Užstrigo mano navigacija. Važiuoju su Google Maps. Nežinau, čia gerai važiuoju, negerai. Bet važiuoju. Nevažiavau, kad turėtų būti Liuksemburgo Prancūzijos siena. Ir iš tikrųjų man liko 70 km. Valandėlė gera. Ir bus vietoj, nežinau. Iškelį aš paspaudžiau gazo. Kolega atsilieka ir aš nusukau. Tai jis gali būt, kad tiesiai nuvažiavo. Nors biškelį pasižvalgysiu. O ten autostradom važiuot. Tai nieko, kaip sakant, gero. Nu, čia irgi kažkoks tai užkampis. Šapakštynai visokiausiai. Krūmynai. Jau nieko. Čia normaliai žiūri pasnigę. Senai jau tokius vaizdus esu matęs. Tiek sniegelių. Ir kad keliukas pavalytas. Tai tasai šiltelė džiugina. Normaliai šitas yra, vats. Važiuojam greitkelį. Važiuojam tolyn. Aplink keliais biškelį. Ir nuvažiuosim normaliai mes čia. Viskas bus gerai, tai telefonų bet nukrito. Viso. Tvarka, žinau, nemačiau jokių ženklų, nieko. Bet man atrodo, mes esam Prancūzijoje. Kažkaip tais. Nu, per tos kaimukus dar prabėgsim. Tai pažiūrės, bet ant GPS sakys tas tai apšėda. Dot, bairinu. Turbūt galima čia važiuoti. Visiems eismo dalyviams. Tikėkimės, neužstriksim niekur. Ką aš žinau, kur aš važiuoju ir kur aš važiuoju. Na nieko, nors pasivažinėsim po Prancūziją. A ką? Važiuoti galima, ženklų nėra, taisyklį nenusižengiu. O koks skirtumas per kur važiuoti? Štai ten, ta kontora kažkam kaime, tai ten jokio skirtumo. Vis tiek reikės kaimais važiuoti. Pasižvalgom po Prancūziją. Ir viskas.
Tai jau pagrindinis karas, ne? Mes irgi čia sukam. Važiuojam ir mes šiandien. Žiūriu, kuo toliau to įdomiau. Važiuojam. Balta kur dairais. Ilgas pasakas mažiemus. Pirkios seka vakarais. Apie baltą sniego pūgą. Va. Apie žąsiną moliūgą, kuris skrido į dausas. Oi. Man dar prisipazarinsim šitą. O ką daryti, jeigu ne čia nuvažiavau? Reikia suktis iš padėties. Kas čia per miestelis? Greitis 50. Kodėl čia raudona, jeigu žmonių nėra? O, žalia, aš galvoju čia. Taip raudona dėl to, kad sunkvežimio važiuoti negalima. Prancūzija. Normaliai miestelį greitis 50. Tvarkingai. Čia per metus buvo galvoju, čia ne aukštas. Ant greičio parlėkiau, tai vos iš kabelos neiškritau. Lekiam, žiūrim, ką turim. Iš tikrųjų tai įsivedžiau į tą navigacinį adresą. Bet aš čia gerai važiavau ir su Google Maps'u. Pagal tą kelią ir sunkvežimio mašiną veda, navigacinę veda važiuoti. Taip kad viskas yra gerai. Išsimušėm miškelį normalesnį kelią. Iš tų visų kaimų pagaliau. Ten gražiai atrodo medžiai. Kaip pasakoja važiuoju. Gražu, senai tokio vaizdo nemačiau. Čia, tik tiek atvažiuoju kitoj pusėje. O taip tai. O, jau netoli. 3 kilometrai liko. Ir va, radau bažnytėlę. Sakom, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus Šventosios Dvasios Amen. Kaip sakom, bažnytėlė yra bažnytėlė, šventas dalykas. O, dėduks ten per perėją. Makronas, Mersi kažkoks, Mersi, tipo, ačiū ar ką žinom. Nu, dabar tik svarbiausias klausimas, ar tasai mano kolega jau atvažiavęs, ar dar irgi ne. Tai gerai, kas paskui mane nevažiavo. Tai pučiu mane prakeikęs. O man patinka iššūkiai, man patinka važinėt šunkeliais, vieškeliais. Tada tikrai pasiimti Class 1 vairuotojas. Gerai ten būtų, kad ir tulikas ten būtų. Visai aš nesupykčiau. Čia labai aukšti tie policininkai gulintis. Lenk.
Le Francais. Nu ką, čia normaliai, kad laukia stovi, verti į tą bunkerį. Ir viskas. Viskas subėga ten ir jie pasiema, kaip jiems reikia, nereikia niekur važiuoti. Nei smarvės, nieko blemo. Tik gaila, kad tas vanduo užšalęs. Tai karočią, nelabai gerai. Nebus galima išsiplauti. Toliau. Sakau, čia labai neprišalo man. Все. Viskas. O uždaro vartelius ir viskas. Išpilta. Visi kaulai viskas. Pasišlau biškaliuočiai. Keli kauliukai buvo likę. Vėl uždarė tą bunkerį. Tusais raiktas yra. Supili. Nueina kažkai. O ten Belgijoj, tai su šiupelio kasa ir pila. Čia biškelį technologija pažengus daugiau. Все, viskas svaliu. Galim bus važiuoti. Nu ką, prisnigo normaliai. Važiuojam krautis. Kažkur tai. Prancūzija. Kažkur tais į Prancūziją važiuojam krautis. Ir kažkur Prancūziją išsikrausim. Tokie vat planeliai pas mus. Toks jausmas, kad Lietuvoj kokius kaimus važinėtum. Mūsų vienas atvarė, išsikrovė išvažiavo. O šitasai paėmė to priekabą, kur su manim kartu važiavo, jie susikeitė. Nežinau, ką jam ten davė. Bet jisai čia atvažiavo, aš mačiau, kad jau priekabą ten. Kai paėmė, mačiau, kad buvo su diržu užtempęs, nes kažkas negerai buvo. Ne žodžiu. Na va, jau kada kitą kartą važiuosim, žinosim, kad čia atvažiuoti galim per čia kažkur tai. Koks tas greiteris, pažiūrėsim, kur kas, kaip ką. Iškeli žiemos gausim. Labai gerai, senai mačiau tokius vaizdelius. Labai faina iš tikrųjų, labai. Kažkoks kaimelis. Prancūzijos. Bažnytėlė yra irgi tokia nemenka. Matosi vat kepurė. Važiuojam. Kaimas yra kaimas. Daugiau toksai biškelis senovinis atrodo.
asfalto nebūtų, važiuotum sarkom su karieta, tai atrodytų, kad senais gerais laikais važiuoja. O, kaimelis ir baigės. Normaliai čia vietom sniego privaryti, tai net buksuoja ant kelio. O, kiek malkų žmogelis pristopęs. Prisidėjęs, kūrena kažką čia jisai. Tvarkengai. O, gerai, kad žaliaus degi. Nereikės net stot nieko. Gaziuką ir legia. Nu jo, čia man drumai baigęs. Prasideda rimta istorija man. Gerai, kad nors... A, jau minusas. Prieš tai buvo bliam. +4. Dar minusas. Normaliai čia vyksta. Nu ką, gal įsimušime į normalų kelią pagaliau. Kažkaip tais taip galvoju. Google Maps'as rodo tiesiai važiuoti. Mes suksim į kairę. Ir važiuosim čionais. Čia turėtume išvažiuoti pagrindinį kelią, matau. Kapėts, langas apšalo, viskas apšalo, va priekį važiuoja. Tarnyba valo kelią ir važiuojam iš paskos, jau viskas хорошо. Nėra čia ko skubėti. Šiandien pasikraut spėju. Įsikojimas tik rytoj, pažiūrėsim, kur žiūrėsim išsikraut. Jeigu toli, nevažiuosim, jeigu netoli, važiuosim gal į vietą. Matysim. Ką, varelis? Nifiga nerimsta, karoči. Prieki tas valytuvas dar turbūt ir tebe važiuoja. Čia keli per šoną šovė ir visi aplenkia. Visi čia barsta. Maties tik barsta. Tikėkimės. Pralysim. Всё. Kelias dabar nebarstytas. Nelabai suprantu, ko čia stoviu. Ten irgi priekį sustojau, pastovėjau gal 5 minutės. Visi čia stovi, ką žinau. Kelios fūros pro šoną davė ir nuvažiavo. Tai nepagaunu kampą, dėl ko čia stovi. Pofik, nu, ką žinau, negalim važiuoti, bet aš stovėti nenoriu čia. Pizdės. Porą tą fūrų pravažiavo, taip žiūrėsim, kur čia. Įdomi čia. Gal čia įstatyti. Ką žinau. Matysim, kas čia bus. Atvažiavau, sustabdė ir mane, pastatė eilę. Bet trakai dabar važiuoja, aš nesprantu. Bet prancūzai pizdės, nieks visiškai angliškai nieks nepridolina. Ne vienas policininkas, kiek klausiau, visi, no, čia vienas dar bandė verst, su Google vertėju. Sako, tipo, kažkokios problemos, tipo, kažkokios ten įvykė. Всё, visi stovi. Stovim ir mes. Pagaliau pajudinau. Važiuojam. Čia žai kažką ant breiko stoviu. 4 valandėlės stovėjom. Lekiam. Kaip tik pravažiavo tą pabarstį.
Važiuojam, gal kur nors rasim sustot. Ir viskas, permiegosim. Ką, viskas normaliai. Kaunas Emalija. Per langus nieko nesimato. Važiuojam kai tankio. Apsivalom stiklą biškelį. Ir toliau lėkiam. Nu ką, žinau, sustojau. Pravažinėjau biškelį Vėžės, viską. Čia daug kas stoja. Kas man liko 20 minučių iki vietos nuvažiuoti. Google 15. Nėra čia ko strošintis. Neaišku, kas čia bus naktį. O ten vietoj gal neras net kur sustoti, tai geriau pastovėsim čia. Viskas. Labos nakties visiems. Labą dieną. Čia buvo pilna privaryta, beria kaip mašina. Tai dabar taip išvažiuojam. Geriau, kur man yra bilietas, nu. Kur mano bilietas yra? Bilieto neturinčiam gale. Viskas. Išvažiuojam, taigi sumokėtų už kelią. Čia bus galima sumokėti iš tos kortelės. Nu, bandysim. Kažkaip tais susimokėti bandysim. Ką šiandien kriu dar? Knygutės. Pilna buvo, karočią. Mašina. Prie Trambota. Turn right, man sako. Mes esam turn right. Bet gal ir patingai daro savo pasnigo, kad čia nevažinėtų tokios fūros, nieko aplyst. Visus suparkuoja ir viskas. Man atrodo, tik šaldytuvus praleidau. O daugiau visus prisiparkavo ir viskas. Gal ir gerai sumastė. Aš čia kaip pasninga turbūt taip žiauriai kelis kartus iš žiemą. Jeigu pastovi, tai žinai. Kai Lietuvoje visą žiemą turėtų uždaryti kelius. Plius minus. Nu ką, atvažiuojam čia prie mokėjimo. Čia man tik mokėti reikia, ar ne? O, atsidarė. Liuks. Krauna stikliuką. Čia pila šūdus sognu, šūdina stiklą visą. Ten matyt kapuoja viską va ir toksai kaunasi. Smulkus. Taip pažiūrėsim. Kaip pils. Spalandžiuot negalima, nieko negalima. Taip pat čia pakaus kažkiek tai, paskui ant svarstyklių. Jisai ant
Nes dar dapils, kad būtų konkrečiai. Jau matot, čia jau krauna maksimum, kiek galim. Protingai darom. O, važiuoja, pasikrau, pasikabins vėl. Ir viskas, važiuosim. Čia man pasakėt po dešinę, galvoju, kad čia važiuot po dešinę reikia ir tenais vieną pusę važiuot. Bet čia pasirodo reikia čia stoti ir čia. Normaliai galvoju, kad prasuksiu. Normaliai neužlenkiau kampo ir pizdės sustrigau. Dabar reikia užsiduot normaliai ir bus viskas čia kaip reikia, nes čia fūros važiavom. Tai čia pravažiuot, tai galvoju. Kemtrys 500. Dar dapils, kad būtų kem 4 ir viskas. Gudriai sugalvoju, ne? O. Все. Nu viskas. Pasiėmėm popieriukus. Blemba striukas gan sumau. Blemba pizdės. Visi prancūziškai tai skau. Angliškai šičiut, bet ir tai gerai. Kaip sakot. Jokių problemų. Didelių nebuvo. Kažkaip reikia užsidaryti. Čia viskas vietą, palieksim, o čia tai jau degalinė būtų. S24. O, kaip tyčia. Kaip netyčia, bet kaip tik. Čia taip man. S24. Prisipilsim ir viskas. Lekiam. L'activité est élevée dans les hôpitaux. Les consultations en médecine de ville, elles se sont stabilisées. Viskas, važiuoju. Pagaliau užsipylėm kuriuko. Ir viskas liuks. Čia ką, atrodo, vėl tą patį mokamą kelią įvažiavom, kur stovėjom šiandien. Tvarkingai lekiam savo. Bet jaučias, kad pakrautas. Sunkiai tempia.
Čia maksim pasikrovau. Buvo 43, 700 ten su kapeikom ir dar 200 karočią litrų šovau į dizelio. Teikiam 4 tonas. Ką, važiuojam. Ko čia visą dieną lyja. Visą dieną. Dabar biškelis tik pašaltų ir būtų pipėts. Bet kaip nuobodu, visą kelią važiuoju vat mokamu keliu. Sustojau, pavalgiau, tulika, tarambaram, pirim ir vėl toliau, va ir vėl 4 valandas. Nieko aplinkui, laukai ir viskas. O čia po kairę, matų mėlyni autobusikai, čia konvojus, turbūt veža kalinius ar ką čia. Varė. Nežinau, pati nuobodžiausia diena šiandien. Bet šiaip tai va gražu, švaru, vat. Važiuoju savo. Ir viskas. Čia, man atrodo, kelias nemokamas, taip galvoju aš. Su išvažiavimas yra... Nėra šlabavimų nieko. Ką, liko 100 kilometriukų ir parkuosimės. Vat pagaliau miestelis. Kažkokia civilizacija. Le Francija, kaimelis. Smartuką pasistatęs normaliai. Kelias eina ir tiesiog vat namukai, jeigu šalia gatvių nieko nėra. Normaliai varo. Prancūziškai eina. Bar, restaurant, karočią. Parduotuvėlės. Gyvena žmonės. Namukai tokie senobinio tipo matosi. Senobinio tipo. Medžiai gražūs. Be lapų. Į miestelį važiavom, iškelį po ženklais, bet tikėkimės, jokių tiltų nieko nebus. Paskui dešinę, į kairę ir viso. Nafik, dar čia toli važiuot, kažkaip žerti. Ai, na nafik. Ten naują kelią padarė kažkaip. Nes matau navigas, nes visos skirtingai rodė. Iš paskos manęs dar vieną fūrą važiuoja, tai reiškia, nieko čia blogo nėra labai. Na, Kamazas parvažiuoja Dajans. Viskas yra gerai, reiškia. Ai, va, dar vieną fūrą išvažiavo. Tai reiškia, nieko čia blogo, bet dabar nesuprantu, kaip čia vyksta, ką čia kur praleist. Tai čia visus praleidinėja. Ai, tipo, jeigu sustos, nieks nepravažiuos. Ai, fūra pravažiuos priekį, čia be problemų. Tas reiškia, gerai yra. A, supratau, čia zaforas yra, kad už tai tu praleidinėja. Normaliai. Nespatau. Čia tipo turbūt kas nori tas paleidžia, kas nori tas važiuoti. Kažkas panašaus. Čia irgi va. Ai, nu čia tipo.
Važiuojam, tipo, ne, ar kaip čia. Nafig. Rimta tema. Ai, nu nieks nepraleidžiasi. Iš paskos visi pravažiavo, nieks nepraleido. O miestelis. Gal geriau per miestelį važiuot, negu autostradom. Miškelį pasižvalgyt galima. Nu, kaip matau, miestelis tai tikrai senas. Senai sakau. Pastatai seni. Va, restaurante. Gerai, kad fūrų priekį važiuoti. Čia važiuočiau pasmirtęs. O dabar tai normaliai viskas. Čia vėl atrodo kelias kaip kelias. Ai, čia gal švisoforas kur nors yra. Pėsčiųjų švisoforą tai matau, bet mašinų tai nėra. Gal ir yra. A, yra. Gal važinėt. Fūra užstojus buvo. Čia normaliai viskas vyksta. O. Važinėtėlė. Dar šventės vis tebėra, čia matot. Leiskit dėti kas nors. O, молодец. After 200 meters, turn left. Fūrikas laksta. Niekam neįdomu, kad čia tipolė važiuoti negalima. Ką aš žinau, Le Français. Le Français yra Le Français. Turn left. After 300 meters, on the roundabout, first exit. Thank you very much. Kaip čia taip tai sugalvoji pasakyti man? On the roundabout first exit. A tu gali pagalvoti. Ten 7,5 tonos tą ženklą pastatė turbūt ant bajerį. Kad visi važiuoja, čia niekam neįdomu. Auks miestelis. Right. Turn right. Lekiam į trasą į Raseinių rasą. Nu jo, toksai, kaip sakant, senoviškas. Ką, ir pravažiavom miestelį, lekim iki sekančio. Nu ką, ir atvažiavom. Va čia kaip suprantu, ne? Ar ne čia?
Pizė. Oi. Ai, va, stovi vienas. Все, дадės užgesina aparatą. Tai reiškia, viskas parkuojame iš čia. Ir laukiame rytojaus.